Turiu vieną skriptą. Ir nujaučiu, kad čia bus paskutinis įrašas šitam kanale. Daug ten visokių dalykų norėjau dar pridėti šitą kanalą, bet vis prie tų dalykų jausmelis toks, kad kažkas negerai. Tipo. Bet va dėl šito skripto kažkaip neaišku. Tarsi noras viską spjauti ir trinti ir viską metam lauk ir apskritai visą kanalą ištrinam tiesiog va šitaip ir gyvenam toliau. Bet atrodo, kad čia yra toks geriausias įmanomas įpakavimas visam šitam kanalui. Ir nieko trinti nereikia. Ir tiesiog reikia viską apformuoti ir suformuoti taip, kad kažką, ką būtų galima pavadinti etapu. Ir paskui eiti prie kito etapo. O ne toliau nežinot, kas čia per bardakas. Tai va, baigiamasis mano darbas. Magnum opusas Dovydo Norkūno kanalui. Gal kažkas žino dainą Mylėkime pabaigas. Tai daina ten ir melodiškai, ir žodiškai yra bardakas, bet ir niekada jos neklausiau iš noro, bet pavadinimas man įstrigo. Mylėkime pabaigas. Man jis žiauriai šlykščiai skamba. Ir kodėl jis man šlykščiai skamba? Kodėl iššaukia tokią stiprią reakciją? Tai nes aš nesu turėjęs nė vienos pabaigos. Ir su žodžiu pabaiga neturiu jokio santykio. Galima mokyklas vadinti pabaigom, ten va baigiau mokyklą ir pabaiga. Bet ne apie tokias pabaigas ten dainuoja. Ten mylėkime pabaigos, nors jos atrodo negražios. Tai iš mokyklos dingt man buvo smagu. Iš jūsų mokyklų pats bėgau. Tai apie ką ten dainuoja? Tai aš taip va parašiau. Ten dainuoja apie gimtadienio pabaigą, kai visi draugai išsivaikšto. Ir lieki vienas. Be vilties, kad tai kad nors pasikartos. Ir ten dainuoja apie jausmus. Mylėkime pabaigas. Mylėkime, kaip aš galiu mylėti kažką, ko nepažįstu. Aš nepažįstu pabaigų. Bet labiausiai toj visoj dainoj mane žaidžia ne tai, kad kažkas sugalvojo padainuoti apie man nepažįstamus dalykus. Va. Pilna muzikos, kuri man nepatinka ir aš jos tiesiog neklausau ir man visiškai dzin, kad jis savo ten yra ta daina muzika, bet pabaigos, kurias reikia mylėti. Noriu ištrinti šitą dainą iš pasaulio. Kodėl šita daina man tokia svarbi, kad aš ją noriu ištrinti iš pasaulio? Nes ji mane priverčia pajausti, kad kažko nežinau, ką turėčiau žinoti. Ką man sako, kad turėčiau žinoti ir va, sako, daryk kažką ir tas tave nuves kažkur gražur, į kažkokią pradžią. Nes va, kokia linksma ir paika melodija. O aš va durnas ir niekaip negaliu pamylėti savo kažkokios pabaigos ir pamatyti pagaliau pradžią kažkokią. Mylėkime pabaigas, nes jos yra pradžios. Nėra jokių pabaigų, jokių pradžių. Yra tik gimimas ir mirtis. Man meluoja dainos kūrėjai, muzikantai, ta moteriškė, kuri dainuoja, visos mokyklos, valdžia, draugai, visas pasaulis, viskas man meluoja. Niekas manęs nesupranta. Bet tada mane aplankė pabaiga. Viena neperspėjus ir tyliai. Tiesiog pasirodė ir tada aš supratau, kas yra pabaiga. Niekas man nepasakojo, kaip atrodo pabaigos ir kaip atrodo pradžios. Tai todėl aš jums dabar papasakosiu apie savo pabaigą. Kai vaikas ateina į pasaulį, jis visiškai nieko nežino ir nesupranta. Ir viskas, ką jis turi, tai fiziškai juntami dalykai ir emociškai juntami dalykai. Ir priklausomai nuo savo išsilavinimo gali dar šitą mano teiginį papildyti. Bet esmės, kurią čia noriu pasakyti, tai niekas nepakeis, nes esmė ta, kad vaikas yra siaubingai pažeidžiamas. Tai koks pasaulis jautrus arba kiek ciniškas vaikystės temai, ypač kas polarizuojasi, kai paliečiam abortų temą, pavyzdžiui, tai parodo ne kiek nepykantos ar blogio mūsų pasaulį, bet ką mūsų pasaulis savo gyvenimo pradžioj patyrė.
ir po tų visų patirčių jau brandžiom suaugusio šlaunim stovi ant to vaiko blauzdų ir daužo galvą į sieną. Kontraktai. Tai neatsimenu, kas šitą žodį panaudojo, gal Petersoną pirmą išgirdau, bet man šitoje vietoje labai žodis tinka. Kontraktai. Vaikas pirmais gyvenimo metais pasirašinėja bokštus kontraktų. Ir vaikas su pasauliu pasirašinėja kontraktus, kurie apibrėž vaiko ir pasaulio santykius. Ir čia svarbu pažymėti, kad visas ankstyvas vaiko pasaulis yra jo tėvai. Ir vaikas pasirašinėja kontraktus su tėvais. Ir čia tiksliausia būtų sakyti, kad vaikas šiaip kontraktus pasirašinėja su tėvais. Bet per tuos tėvus jis mato ir pasaulį. Ir labai dažnai vėlesniam gyvenime paskui būna pagunda numest atsakomybę nuo tėvų, užmetant tą atsakomybę ant neapibrėžiamo pasaulio. Pasaulis kažką negerai padarė. Bet ten kaip vaiką užspaudė kažkaip, pavyzdžiui. Bet yra toks dalykas, kad kol pasauliui neteina laikas susitikti vaiką, tai tas pasaulis nieko vaikui ir nepadarys. O ir paskui net to pasaulio įtaka yra nepalyginama su tėvų įtaka. Ir jei vaikas apdovanojamas tvarkinga vidinė teisinė sistema, arba kitaip sakant, vaikai formuojasi, tai pasaulyje jis klestės kaip rugiagėlės. Bet jeigu vaikas neapdovanojamas tvarkinga vidinė teisinė sistema, arba kitaip sakant, nesiformuoja sveikai ir realiai yra traumuojamas, tai pasaulyje jis matys kaip priešą, įrankį, problemą arba dar ką nors. Kitaip sakant, priklausomybė nuo tėvų. Ne dėl pinigų ar dėl namų ir ne dėl to, kam skambinsi, kai nuleis padangą, bet dėl to, kaip jautiesi pasaulyje. Pati sudėtingiausia priklausomybė. Ir gali būti, kad visų kitų priklausomybių šaknis. Čia kita tema. Visi tie kontraktai, kuriuos pasirašo vaikas, nėra nuosprendžiai. Pirmi vaiko keli gyvenimo metai būtent ir yra labai intensyvių derybų laikas. Kontraktai ten vienam pastate spausdinami, o kitoj pusėje gal jau ten kokioj nors katiliniai yra deginami. Viskas labai greitai keičiasi. Bet paprastai atsiranda dalykų tam visam procese, kurie pradeda cirkuliuoti pastoviai. Ir ne visi pastovus dalykai blogi. Bet jei vaikas pastoviai žino, kad yra kažkoks žmogus, pas kurį jis visada gali saugiai atsitraukti nuo to, kas kažkas vyksta pas jį dabar. Šiuo metu tai vaikas neužaugs traumuotas kažkaip. Bet jei vaikas niekada nebus tikras, ar gali atsitraukti, tai tada jo gyvenimas bus įdomesnis. Aš tokius vyraujančius vaiko vidinį klimatą formuojančius atvejus pavadinau įstatymais. Vaiko asmenybės įstatymai, pagal kuriuos ir aplink kuriuos vystosi vaiko gyvenimas. Ne gairės, kuriomis būtų galima remtis kažkaip, bet nekvestionuojami bėgiai, nuo kurių tau neleidžiama nulėkti. Kai rašiau šitą tekstą, radau vieną iš savo įstatymų. Niekam nepakenk. Ir nežinau, kaip ir kada jis susiformavo, bet kai jį parašiau ir tada perskaičiau, mane biškį išpylė šaltas prakaitas. Nes čia klausimas nėra, kiek aš paisiau šitą įstatymą, klausimas yra, kiek aš užkasiau savęs, gyvendamas pagal šitą įstatymą. Ir čia yra labai neteisingas įstatymas. Ir iš principų gal jis gerai skamba, bet pas jį labai daug ko trūksta. Ir kiek yra dar įstatymų, kuriuo aš nežinau ir pagal kuriuos iki šiol gyvenu. Kontraktai užverčia vaiką makulatūros krūva, o įstatymai pririša už kojos ir uždaro į narvą. Retai, kada tėvai sugeba apsaugoti vaiką nuo netvarkingos kontraktų krūvos. Net ir neįmanoma pilnai apsaugoti, net ir nereikia. Ir tėvai neturi sukurti vaikui tobulos vidinės teisinės sistemos. Tame ir esmė, kad neturi. Vaikas turi būti laisvas. Ir dabar atvažiuoja traukinys ir aš nežinau, ar man įrašyti toliau tekstą, bet pabandysiu. Ir aš apsikroviau kalnais kontraktų, supyniau juos į pluoštą ir pasisiuvau iš jų kailinius, kuriais pasislėpiau nuo pasaulio. Nusirašiau nuo tėvų viską, ką tik galėjau.
Dabar aš važiuoju į tą pačią vietą, kur aš filmavau savo filmuką, tam, kad aš iš naujo rašyčiau kelias eilutes, nes aš įrašinėdamas nežinojau, kad mano mikrofonas gali filtruoti garsą, kuris yra už jo. Ir man nereikia rėkti, kad mane girdėtų per mano mikrofoną. Ir jeigu aš dabar paliksiu tas eilutes įraše, tada įrašas atrodys labai negražiai. Ir tada nežinau, kas bus. Bet reikia atrodyti, kad viskas būtų gražiai. Todėl reikia tas eilutes paslėpti, nes jos yra negražios. Aš apsijuokiu, aš kažką kvailai padarau, kas atrodytų nefainiai, negerai. Ir dabar aš važiuoju į tą pačią vietą, deginu kurą tam, kad visą tai paslėpčiau ir niekas to nepamatytų. Ar to reikia? Pamačiau saulėlydį ir supratau, kad nereikia. Supratau, kad turėjau išvažiuoti būtent tam, kad pamatyčiau ir galėčiau iš šitą įrašą įdėti momentą, kaip tobulai aš moku iki šiol save pakišinėti po kailiniais. Ir kiek dar daug yra ką su savim nuveikti. Tai va. Pavargau ranką laikyti, biškį, 2 minutės laikau ant trikojo, bet tegul dar pabūna šitas vaizdas įraše. Atidarysiu langą, tai pamatysit. Bluetooth mode. Bluetooth device connected successfully. Gonna take it for a ride on a big jet plane. I'm gonna take it for a ride on a big jet plane. Gerai, grįžtam į įrašą. Pravažiavo. Tai priklauso nuo vaiko, kiek jis ten nuo tėvų nusirašo, bet aš nusirašiau viską, kad tik galėjau, viską absoliučiai. Bet ko tikrai neužsirašiau, tai kad viskas su manim yra gerai. Arba kad nieko man nereikia padaryti, kad būčiau Dovydu. Net jei kur nors yra toks kontraktas, kuris tai sakytų, tai jis yra kažkokių kitų kontraktų griežtoje priežiūroje ir tik išpildžius tam tikras sąlygas, tas kontraktas galėtų būti patenkintas. Ir visai su tuo susijęs mano yra antras įstatymas, kurį radau. Tai aš nežinau, kas man geriausia. Negaliu niekam pakenkti ir nežinau, kas man geriausia. Va, toks Dovydas išeina į pasaulį gyventi gyvenimą. Tiksliau ne Dovydas, o programa sukurta pagal kontraktų krūvą, kuri ieško 2 dalykų. Kaip niekam nepakenkti ir kur rasti, kas man geriausia. Ir tada Dovydas vaikšto po pasaulį ir dega ant kiekvieno kampo. Mokyklose gauna į nosį, nėra pakankamai geras, profesiniai mokyklai neranda, kas man geriausia ir negalintis niekam pakenkti, tada Dovydas varo į kariuomenę, ieškoti vyriškumo. Nors visas jo vyriškumas yra pasmerktas įstatymo, pagal kurį jis gyvena. Niekam nekenkti. Ir įstatymas, kurio Dovydas įsikabinęs kaip mamos kaklo. Pasirodo, pasaulis neveikia taip, kaip tėvai. Arba kaip tėvai rodė, arba kaip čia, žodžiu. Dovydas tada bando prisitaikyti. Karingasis Dovydas, kuris pasirodė tuose politiniuose visuose filmukuose, yra kontraktų marmalynas aptvarstytas jau mano
Dovydo paties sukurtais gelbėjimo kontraktais, kurie tarsi turėtų viską ištaisyti. Ir po kariuomenės stačiausi naują save, ant seno savęs sugriuvusio, stačiau Dovydą, kuris nuvers pasaulį. Ir tada Dovydas sutinka merginą, kuri niekam nekenkia, kuriai pasaulis kenkia, kuriai esu pirmas žmogus, kuris nekenkia ir kuria aiškiai žino, kas man yra geriausia. Žmogus, kuris išpildo mano visą teisinę sistemą. O tada jį nieko nepasakius pradingsta. Kažkada pamilau dainą, kuri man tuo metu mažiausiai melavo. Tokio Vortexo My World. Ten kalbėjo apie žmonės, kurie atrodo netikri. Kurių džiaugsmas jaučiasi užmestas ant jų. Ir tu norėtum visą tą skraistę nuo jų nuimt, nuplėšt, bet o kas jeigu po tą šypseną niekas ir nesislepia. Gal ten žmogus iš tiesų yra laimingas. Bet mano kontraktai sako, kad reikia atrodyti kaip kitam, reikia atspindėti žmogų, elgtis taip, kaip ir jis. Tai ir aš bandau atrodyti laimingas. Bet aš meluoju. Tai jeigu meluoju aš, kad būčiau toks kaip jie, tai turėtų meluoti ir jie, arba bent jau dalis jų. Arba kitu atveju aš tada jau esu vienintelis toks šitoj planetai. Nes kai tik pabandau prasižiot ir pasakyti, kas slepiasi po mano kaukę, niekas manęs nesupranta. Laimingi žmonės. Kodėl jie laimingi? Kodėl negaliu tarp jų būti? Gal, pavyzdžiui, jie laimingi kitų sąskaitą, ką tarsi atrodo patyriau pats. Gal jie taip užkietino savo širdį, kad nebejaučia jausmų, pavyzdžiui, ir jausmus tada gali pasidaryti kokius tik nori. Gal jie manipuliuoja save. Gal jie tiesiog kvaili ir nesusipranta, pavyzdžiui. Ir aišku, yra žmonių, kurie kažkiek kitokie, kuriuos sutikau, bet ne vienas iš jų neturi atsakymų, kurių man reikia. Tarsi varinėja mane vieni pas kitus, siuntinėja ir klausinėja patys savęs. Ir kuria kažkokią reikalų sistemą. Ir vis tikiuosi, kad gal jie gali man padėti susigaudyti. Bet viskas iškart griūna, nes tik grįžus į save, į naktį, žodžiai nebetenka galių. Dieną kažkaip galima išgyventi, bet kaip išgyventi naktį, kai nėra žmogaus, kuris galėtų iš jos ištraukti. Kai lieki vienas tik su savim, bet savęs nėra. Yra tik išdraskyta skylė, kurioj nei šalta, nei šilta, net neskauda. Ir nėra nieko ten. Bet kaip pagalvoju, būtent taip yra aprašytas ir pragaras. Vieną naktį atėjo laikas ir pasakiau savo, kad negaliu ant kitų žmonių statyti savo tapatybės. Turiu rasti, kas aš esu. Atrasti savo tapatybę, susirasti save. Tai kaip bullshit, žodžiu, visas šitas. Tai visam pasauliui aišku, ką reikia daryti, tokie jau nugroti žodžiai, bet niekas normaliai taip ir nepaaiškina, kaip tą daryti. Tai tą rytą, kai supratau, kad reikia man susirasti save, aš sėdau į mašiną su tuščiu baku ir išvažiavau pas Dovydą, pas kurį visada norėjau nuvažiuoti, bet niekada nenorėjau nuvažiuoti pas jį dėl jo. O tik dėl to, kad toje vietoje visai faina pabūt, vaibas geras. Nesigilinu kodėl labai, bet jo. Tai čia yra tas Dovydas, kuris dar nėra pasirašęs ne vieno svarbaus kontrakto, kuriam niekas dar nepasakė, kad reikia nekenkti ir kuris nežino, kas jam geriausia, bet jam ir nerūpi, kas jam geriausia, nes jis tiesiog yra ir jam to pilnai užtenka. Čia Dovydas, kuris absoliučiai nežino, kaip reikia gyventi, bet kuriam ir nerūpi, kaip reikia gyventi, nes jis tiesiog gyvena. Ir aš žinojau, kur šitą Dovydą palikau, kurioj pievoj, prie kurio namo, ir tiek daug metų pas jį nenuvažiavau, nes kelionė brangu, nes aš neturiu tiek laiko, kuro gaila. Kada nors aš pas jį nuvažiuoju, bet
nuvažiuosiu. Bet reikia žiūrėti logiškai, ekonomiškai, tvarkingai, reikia būti atsakingu. Mane nuo Dovydo skiria valstybinio archyvo didžio spintos, pilnos reikalavimų, kaip turiu elgtis. Ir instrukcijos. Lego filmas praktiškai yra apie tai. Ir tą rytą aš viską kratau lauk ir tiesiog važiuoju to Dovydo parsivežti. Link jo grįždamas stojau visose pažįstamose vietose. Ten išbraidžiau visus vingius aplink Marcinkonis. Išlydėjau traukinį paskui, basomis išvaikščiau kilometrus takų, kuriais šlepsėjo kažkada 4-metis Dovydas. Ir pirmą kartą gyvenime dariau tai, ko norėjau. Ir privažiavęs vietą, kur kadaise turėjau smėlio dėžę, pamačiau Dovyduką. Iki šiol sėdintį savo smėlio dėžėj ir statantį į garažą sunkvežimiui. Ir jam niekas daugiau nerūpėjo, jam nieko netrūko, jis laimingas, visas jam pasaulis po kojom, tiesiog ne to žodžio prasme, ir jam net nereikia manęs. Jis užstrigęs 2004 metuose. Ir ten nei namas, nei asfaltas, nei duobės nepasikeitė per tą visą laiką. Tik aš iš ateities atkeliavęs. Ir tada priklaupiau ant to kelio, išskėčiau rankas ir pasakiau: ateik pas mane, Dovydai, man tavęs reikia. Ir jis mane iš karto išgirdo. Viską padėjo, atsistojo iš smėlio dėžės ir pradėjo tipent link manęs. Ir tada aš skaičiavau kiekvieną jo žingsnį, kurį jis link manęs dėjo. Ir kai tik jis buvo per porą žingsnių nuo manęs, aš jį stipriai griebiau, apsikabinau ir pajaučiau, kaip pradėjau į save gerti. Kas buvo išdraskyta, tapo vientisa. Ir tas niekas, ko niekas negalėjo užpildyti, tapo viskuo. Ir kai 4-metis Dovydas tą vakarą pas mane atėjo, viską užlopė, pražydo sodas. Kad įvyktų kažkoks judesys iš tamsos, reikia peržiūrėti kontraktus, pagal kuriuos apibrėžiam savo pasaulį. Tai kad susitikčiau su savo Dovydu, turėjau nutraukti labai daug galingų kontraktų, kurie iš tikrųjų dauguma tai patys natūraliai nusitraukė, bet galingiausias, kurį specialiai nukėliau į filmuko galą, yra susijęs su būtent ta mergina, kuri ir buvo paskutinė grandis mano visam bandyme suvaldyti pasaulį. Tai, kad ji buvo tragiškai artima mano kontraktams ir įstatymams, nėra atsitiktinis dalykas. Pagal savo vaikystės politinę programą ieškom ir gyvenimo bendražygių. Ir vien tokios sugedusios bendražygių paieškos sukuria žmonėms skausmus, kurie paskui apibrėžia jų gyvenimus. Bet šalia viso to aš dar sugalvojau jai kai ką ir pažadėti. Kai mums abiem buvo baisu, aš jai pažadėjau, kad niekada nuo jos neatsitrauksiu, kad ir kaip bus blogai. Ir ten buvo meilė, bet ji buvo suteršta krūvos kontraktų. Buvo meilė, bet ji buvo nelaisva. Ir per tą pažadą mano viduje atsistojo gintaro pilis su užrašais: aš negaliu jai kaip nors pakenkti. Čia yra žmogus, kuris pasakys man kokiu būti, kad aš turėčiau laimę. Ir ant tos nepilies rūmai daug gražiau skamba. Ant tų rūmų pamato parašyta: jei viską tinkamai išpildysiu, ji bus laiminga ir nemirs. Ir aš būsiu laimingas. Visi mano iki tol surinkti kontraktai buvo kruopščiai sukrauti rūmų bibliotekoje. Ir aš tada mačiau, kaip mano draugė skleidžiasi, kaip šviesėja jos dienos, kaip aš prie to prisidėjau ir 2 mėnesius gyvenau neaiškioj euforijai. O tada ji pradingo.
Ir tada aš pradėjau savęs klausinėti. Ar aš kažko nepadariau, o gal kažkas kažką blogo jai pasakė, o gal aš neišsaugojau nuostabios širdies, kurią sutikau savo gyvenime. Ir dabar ją kietina. Vos prisiminiau žodį. Kietina, kiša kažkur pakasinėja, po betonais dar kur nors slepia. Kodėl ji tik pasakė, kad mane nuo savęs gelbėja? Ir kodėl aš to sakinio esu taip įsikabinęs? Ką man dabar daryti? Viską paleisti ar laukti? Sakiau, kad nesitrauksiu, tai ką man dabar daryti, kai tas nėra nutraukta ir nėra išspręsta, kaip man su tuo savo pažadu dabar elgtis. Tai 4 metų istorijos aš čia dabar neįdėsiu į šitą filmuką, jau ir taip per daug bandau apriepti, bet esmė tame, kad tas pažadas nebuvo tiesiog kontraktas, tai buvo pažadas iš meilės. Ir belekiek aš kaltinau save, kad nemoku paleisti, kad esu toks beviltiškas ir nemoku suaugti. Nors iš tikrųjų tai pats iš to santykio niekada ir nebuvau paleistas. Tai sėdėjau su šituo vienoj koplyčioj, tada po visko ir kentėjau. Pirmą kartą leidžiu savo pasakyti, kad kentėjau. Niekada kaip tada neturėjau noro tiek viską su savim užbaigti. Pritaikyti paprasčiausią būdą susitvarkyti su kančia. Ir aš visą gyvenimą kančią mačiau kaip problemos simptomą ir kad ją reikia tvarkyti. Tai šis įdomus šį pastebėjimas, kad, sakau, kančią reikia tvarkyti, o ne jos priežastį. Kad noriu sutvarkyti simptomą, bet ne ligą. Tai čia yra toks realiai knygos vertas pastebėjimas. Pusė pasaulio problemų tikriausiai. Bet apie kančią yra ir toks dalykas, kad ji gali būti tiesiog natūrali gyvenimo dalis. Pavyzdžiui, jeigu susilaužysi ranką, natūralu, kad skaudės. O jeigu nepasitepsi kremų nuo saulės, irgi skaudės. O jeigu sudėsi į žmogui vilčių, apie kurias bijosi jam užsiminti, labai tikėtina, kad irgi skaudės. Ir jei nori sakyti, kad myli gyvenimą, kaip gali atsirinkinėti, ką iš gyvenimo myli, o ko nekenti. Čia toks gal biškiniai tema pasakymas, bet iš esmės tai kančia yra gyvenimo riba, ties kuria žodžiai tampa labai prasta priemonė kažką pasakyti. Maceina apie tai rašė, dabar tikslių žodžių nepasakysiu, bet jo, žodžiai ten yra nelabai kas. Tai ir aš daugiau nieko čia daugiau nesakysiu, tik tiek, kad po 4 metų bėgimo nuo kančios pagalvojau, kad visai verta gal pamėginti su ta kančia susitikti ir ją priimti. Ir per šitas mintis keliaudamas, būdamas prieš nukryžiuotą Jėzų, galiausiai pasakiau, kad priimu viską, kas man vyksta, ir net jei tai vyks iki gyvenimo galo, aš tai priimu. Lieku čia ir su džiaugsmu išbūsiu visą laiką, nes ir tu čia esi. Ir tu ne vienas, ir aš ne vienas. Man gera, nes mes čia esam kartu. Prisikalu šalia tavęs ir aišku, kai nukeliausi į savo tėvo karalystę, prisimink ir mane. Kai kūriau filmuką apie Dievą, pamečiau šitą nuotrauką iš Fatimos, bet paskui radau, tai labai džiaugiuosi, kad galiu čia įdėti. Tai bet Jėzus tada man aiškiai pasakė, kad jo reikia ieškoti tarp žmonių. Per kolonėlės, kol aš ten buvau, pamokslas tuo metu toks buvo. Ir aš tą pamokslą čiaupiau, tas kolonėlės ten pykau ant jų, nereikiau, bet labai buvau nepasitenkinęs ir sakiau kolonėlį, užsičiaupk, noriu pabūti su Jėzum dabar. Bet 10 kartų man jos pasakė, Jėzus nori, kad jo ieškotum tarp žmonių. Ir tą vakarą parašiau savo
tai seniai pamestai draugiai. Pirmą kartą parašiau jai tai, ką jaučiau, o ne tai, ką reikia parašyti. Numanydamas jos atsakymą ir tam pritaikydamas savo žinutę, bet tiesiog tai, kaip jaučiausi. Ir ji atrašė tą patį vakarą. Ir gal dėl to, kad rašiau taip, kaip jaučiausi, o ne kažkokias tuštybės, tą vakarą buvo paleistas mano pažadas. Ir su to pažadu griuvo mano gintarinė pilis, gintariniai rūmai ir su tais rūmais kartu visi mano įstatymai. Bet tą vakarą aš pasakiau, kad mano tapatybė jau nebegali remtis į kitą žmogų ir kad aš laisvas. Ir va tos nakties rytą aš išvažiavau pas Dovydą. Užsikėliau jį ant pečių, parsinešiau iki mašinos ir pasisodinau priekiniai sėdyniai. Prisegiau jam diržą ir grįždamas namo šokau į grūdą. Sirgdamas šokau į šaltinio vandenį. To būtų neleidus nei mama, nei močiutė, nei senelis, bet dabar aš buvau savo tėtis ir aš sakiau, kas galima, o kas ne. Ir taškydamas vandenį netyčia pasakiau, kad aš gyvas. Gal 6 kartus pasakiau, sunkiai to patikėdamas, bet tam 6 kartus ir sakiau, kad pilnai suvokčiau, ką tai reiškia. Aš laisvas ir aš gyvas. Čia yra 2 nauji mano įstatymai, ant kurių statosi mano nauja savastis. Pratęsiant apie laimingus žmonės. Tai dabar gyvenu pirmus laikus per 2 dešimtmečius, kai galiu pasakyti, kad aš esu laimingas. Ir taip sakau ne dėl to, kad taip pritinka sakyti, arba kad čia reikia tai pasakyti. Aš esu laimingas ne dėl to, kad kažką turiu, ar kažkaip jaučiuosi, bet dėl to, kad aš tiesiog esu. Va, šitoj vietoj. Patamsi, apsuptas uodų. Ir nelabai suprasdamas, kam įrašinėjau šitą įrašą. Bet aš radau savo Dovydą ir pasikviečiau jį į savo gyvenimą. Ir dabar pagaliau galiu kažką pradėti. Ir tam, kad pradėčiau, turėtų ISO užsikelti tiek, kad aš pasirodyčiau, siaubas. Tai va, kad pagaliau galėčiau kažką pradėti, tam turiu palikti šitą kanalą, kuris yra tiksliausiai apibūdinamas nelietuviškų žodžių train wreck. Absolute train wreck. Čia yra traukinio avarija. Būtent tokia avarija, kokią sapnavau prieš kelis metus. Labai įdomu, kad aš dabar ir esu prie traukinių bėgių ir praleidom 4 kokius traukinius jau kartu. Tai va tą avariją čia ir paliekam. Ir įrašo aprašyme palikau mylimiausio savo Spotify'os grojaraščio nuorodą. Va, tai pagalvau, dar fainas touch būtų final toks. Gal kažkam patiks. Tai va, su mano kanalu šitaip ir viskas.